Tai užskaitęs yra. Na ką, žiūrim apie... Marius rašė man, tai būtų situacija, čia buvo Renis, Aiva, ką tu čia man rašėjai, pasišokosi grybo formos. Na ką, apie Aivą ištrynę, važiuokime prie Renix 1. Tikiuosi, jūs čia nepyksite, kad aš čia dabar be foniuko, ne? Nu, aš galiu to užleisti, to pakviesiu kontaktus ir būtinai aš jums jį užleisiu, kad būtų jums ramiau ir geriau klausytis. Taigi, užleidžiame foniuką, tokį mano labai fainą, gražų. Taip, siunčiame pakvietimą. Na ir klausomės toliau, ką mums čia Marius parašė. Sportiškas, bent gan stambus, nes išsiskyrė su pana, anksčiau sportavo dziudo. Pasišukose grybo formos. Kaip suprasti, yra durnas, nesimoko, o situacija tokia, apsimesk kokia Violetos bachūrų. Jo vardas Valdas ir klaus, kodėl lenda prie jos per pamokas kimba. Gerai, Violetos bachūras, pamėginsime, pastumsime biškį. Taip. Skambinam Reniui, Renis, ne Renis, koks čia tikras vardas, Mario greitai man parašyk. Renatas. Gerai, va, priėmė kontaktus, skambinam ir mėginame įturti. A girdi? Šnekėsi? Ar neturtų mikrofono, blėt? Nu, va, padėjo ragelės, sako, pažįstami? Tikriausiai bijo. Nu, va, vėl numetė. Pakelk yra bazaras. Tai va, nekelia bachūras, davai, kelk. Nu, sveikas. Sveikas. Klausyk, yra bazaras su tavim. Nu. Karoči, aš esu Violetos bachūras ir kodėl tu lendi nahu prie jos? Nori su Bibi per kaklą gauti? Kieno? Aš esu Violetos bachūras, nahu tu lendi prie jos. Violetos? Jo, Violetos, blėt. Čia kurios, mano klasiokas? Taip, tavo klasiokas, kai kimbi per pamokas. Aš prie jos lendu? Nu, tai ne, blėt. Man visas ataskaitas duoda, blėt. Tai lendi prie mergos. Nelendu. Kaip nelendi, mama pati pasakė, blėt. Tai dabar tavo draugas man ką tik parašė. Gerus draugus, žinok, turi. Draugas, lendu prie Violetos. Šiaip aš prie jos nelendu, ką? Šiaip tai lendi prie jos per pamokas kimbi, nahui. Taigi nekėmbam, taigi tik pripolinam, vairius, klasiok ir viskas. Tai nahu tavo šukuosnekai grybą. Mano? Nu, nahu, tu mangi dabar aš, kad tu graibaisi, nahu, ją, nu tai, blėt, koks čia prikolas? Aš ją graibausi, aš nesigraibau. Nu, tai kaip nesigraibai, jeigu man duoda, blėt, tokią situaciją, mano merga sako, blėt, prašau, nahu, padaryk, kad nors prie manęs lenda, blėt. Zaibysa, ne? Taip tikrai nėra, Violeta, taip tikrai apie mane negalėtų pasakyti. Čia kažkas, kad tau kažką ne taip pasakė, tikrai. Man, blėt, ne 16 metų atvažiuosiu. Nes aš pačiai pats turiu mergą ir man tikrai nėra ko lyst prie Violetos. Nu, tai, blėt, bet tai lendi. Nelendu, šiaip žinau, gerai sutarėme su ir tikrai nekimbu. Kad ten kažką pikto daryti ar šiaip tikrai nekimbu. Kažkas tu čia kažką sumelavo. Aš tu sakau, mane 16 metų atvažiuosi su mašina išveš šitą į mišką, galėsi pakesti domę ir suprasi, kad negalima lyst prie kitų mergų. Nu, tu, jeigu tau kažkas sakė, bet aš tu sakau kaip yra. Gerai, viskas, nesiparink, klausykis įdėmiai. Scream radijas tau ir tavo draugams. Tai va, tikriausiai supratai, Scream.lt radiją. Tave išdūrė tavo draugas Marius. Niekur tu nelendi, viskas šaunu. Nesiparink, viskas gerai, klausykis Scream.lt radijos ir lik su mumis. Ačiū tau už pokalbį ir iki. Gerai, gerai, ate.